Meškutė Aurora ir stebuklingas medaus lašelis. Kartą miške gyveno maža, pūkuota meškutė vardu Aurora. Ji buvo labai smalsi ir visada nešiojosi savo mažą geltoną kibirėlį, nes visur ieškojo skaniausio medaus pasaulyje. Vieną saulėtą rytą Aurora nubudo ir pasakė: "Šiandien surasiu stebuklingą medaus lašelį." Ji ėjo per gėlių pievą ir dainavo: "Medų mielą myliu aš labai." Staiga tik išgirdo: tai buvo draugiška bitutė Simona. "Sveika, Aurora!" sumirgėjo bitutė. "Ko ieškai?" "Stebuklingo medaus lašelio," atsakė meškutė. Bitutė nusijuokė: "Sek paskui mane." Jos kartu skrido ir ėjo, kol pasiekė žydinčią pievą. Ten ant mažo žiedo spindėjo auksinis lašelis medaus. Aurora atsargiai palietė jį savo letenėlę. O medus suspindo dar labiau. Ir pasigirdo švelnus balselis: "Kas paragauja šio medaus, tas sapnuoja saldžiausius sapnus." Aurora nusišypsojo, paragavo truputėlį ir tuojau pat pajuto, kaip akytės merkėsi. Ji atsisėdo po dideliu medžiu, apsiklojo lapeliu ir sumurmėjo: skaniausias sapnas pasaulyje." Ir nuo tada kiekvieną vakarą bitutė Simona aplanko Aurorą, kad kartu sapnuotų saldžius medaus sapnus.